Komanda Pravers šiandien kalbina vadovę Danutę Kaveckienę, kuri vadovauja patiems gražiausiams, patiems moderniausiams globos namams Šiauliuose. Labadiena. Labadiena. Vakar minėjome socialinio darbuotojo dieną. Ką reiškia jums socialinio darbuotojo diena? Vat kaip tik mes vakar ir kalbėjome, ir su darbuotojais kalbam, ir palinkėjimus, kai kalbėjome. Tai iškilo toks klausimas, kas tai yra profesija ir pašaukimas. Tai tikrai nebijoju, kad ir mano komandai visai ir man tai yra pašaukimas. Aš tą laiką juokauju, netgi mano darbuotojai juokavo, sako, direktoriai, jūs ir gimusi tą dieną, kai yra socialinio darbuotojo diena. Na, jūs daug dėmesio esate skirusi istorijai. Taip. Ir po to tik atkeliavo socialinis darbas, ar ne? Kaip čia taip nutiko? Taip. Pradžioje buvo pedagoginis darbas. Aš buvau mokytoja ir dirbau su pačiais mažiausiais ir su pačiais didžiausiais. Tačiau, sako, gyvenime reikia visą laiką keisti kažką, tai kada eitum į priekį ir tobulėtum. Tai va tokia kryptis ir buvo socialinis darbas. Pradžioje, aišku, buvo sunku, nes nuo vaikų pereiti prie pagyvenusių žmonių, atrodo, kažkas yra ne taip. Tačiau vėliau supranti, kad ir vienas, ir kitas darbas reikalauja atsidavimo, empatijos, įsijautimo ir supratimo. Ar kada nors dėl savo pasirinkimo gailėjotės? Kad gal reikėjo nesukti tą kelią? Ne, tikrai ne, niekada. Nes kai kurie kolegos ir pajuokauja, sako, gal dar ir sugrįžtum, ar kas atsitiktų, jeigu reikėtų sugrįžti. Žinokite, niekas neatsitiktų, aš labai džiaugiuosi, kad ir sugrįžčiau. Tikrai man darbas tas ir buvo prie širdies ir mokykloje, bet ir šitas darbas puikus ir tikrai nesigailiu niekada. O turint tokią nuostabią komandą, tai tikrai ne. Na, tikrai esu nustebinta ir ne tik aš, ir visa Pravers komanda tokia tvarka, tokia švara ir tokiu modernumu. Kaip ir sakiau, įėjusi galvojau, dabar reiks kažkaip užspausti nosis ir kaip čia dabar reikės išbūti. Kaip tai pavyksta? Aš visą laiką galvoju, žinokite, šitą klausimą labai daug kas užduoda. Kolegės užduoda, užsienio partneriai. Labai daug pas mus atvažiuoja ir jie gal kitas patirtis turi Lietuvoje. Pas mus, kai atvažiuoja, nustemba. Bet aš gal didžiuojuosi žmogiškaisiais ištekliais, tai žmonėm, kurie pas mus dirba. Kai kurie sako, duokite man tas priemonės. Ne priemonėse esmė yra pačiose žmonėse, kurie čia dirba. Ir dirba ne dėl to, kad dirbtų dėl algos, nuo algos ir visa kita. Tačiau tikrai jie dirba iš pašaukimo. Tikrai jie myli tai savo darbą ir myli tos žmonės, kuriuos reikia prižiūrėti, kuriuos saugoti ir kuriais rūpintis. Dabar sakykite, kiek jūs turite čia gyventojų šiandien? Tai kadangi pas mus yra 2 padaliniai, vienas sudaro savarankiško gyvenimo namai, kitas ilgalaikio globa. Tai ilgalaikiai globoje yra 40 žmonių. Čia yra 50 žmonių kitam padalinyje. Tai savarankiški žmonės tai yra žmonės, kurie patys išeina į miestą, patys savimi pasirūpina ir jiems reikalinga tik dalinę pagalbą. Aišku, didžiausia pagalba reikalinga tie, kurie gauna pas mus ilgalaikę globą. Tai yra tie, kurie gulintis, sėdintys vežimėlyje ir jais labiausiai reikia rūpintis. O dabar besiklausantiems tikriausiai rūpi vienas klausimas. Žinot, galbūt yra artimųjų, o galbūt patys apie save galvoja ateičiai. Paprastas klausimas, kaip aš čia galėčiau patekti? Pirmiausia, tikriausiai, aš visą laiką sakau ir duodama interviu sakau, kiek galima reikia gyventi namuose, savo šeimos aplinkoje. Tai čia, žinokite, geriausias variantas, koks be gali būti. Ir tikrai, kai jau atsitinka bėda, kai nebegali niekas prižiūrėti, kai negali niekas padėti, tada reikėtų kreiptis jau į mūsų Šiaulių miesto savivaldybės socialinį skyrių, rašyti prašymus, tvarkyti dokumentus ir stoti į eilę. Pas mus yra eilė. Eilė. O norinčių turbūt yra daug? Dabar sumažėjo, buvo didesnė eilė, dabar truputėlį sumažėjo, nes žmonėm pagalbos reikia čia ir dabar.
Ir kai jiems pasakė, kad reikės laukti 2 metus, pusantrų metų, tada jie sako, aš nebesulauksiu tiesiog, arba mano artimasis nebesulauks. Ir jie ieško tada kažkur aplinkui, kur galima arčiau. Tačiau yra tokių, kurie išvažiuoja ir vis tiek nori sugrįžti ir keičia globos namus, kad tik pas mus sugrįžtų. Kai paguli kitur ar dar kažkas, tai nori grįžti. Čia labai griežtos taisyklės? Ne, tikrai ne. Juk gali žmogus ir išvykti į miestą, žinokite, ir slaugomas gali išvykti, jeigu artimasis nori pasimti, tai ir pasiema savaitėj. Viena, pavyzdžiui, mūsų socialinių paslaugų gavėja, jinai jaunesnė, tai išvažiavo ir dabar jau 2 mėnesius gyvena pas sūnų, padeda ir prižiūri anūkus. Taip kad tai yra laisvas gyvenimo būdas, kaip tu nori, taip gyveni. Ką vat pastebit, taip iš vat tokių, žinot, iš šono žvilgsnių apie gal artimuosius, ar kartais tikrai tam seneliui vieta čia yra, gal galėtų būti, ar pastebit kažkokias gerėjančias ar blogėjančias tendencijas? Žiūrint taip, kas vyksta Lietuvoje arba pasaulyje, aišku, yra senėjimo tendencija, yra labai didelė senėjimo tendencija. Ir aš pilnai suprantu ir artimuosius, jeigu ateina jauni žmonės ir sako, negaliu prižiūrėti močiutės, nes pas mus yra darbo įsipareigojimai, šeimos įsipareigojimai, aišku, mes galime samdyti, bet irgi girdime įvairių variantų, ateina slaugė ir kažkas nepadaryta, kažkas, atsakingumo gal nėra pas tą žmogų. Labai daug, bet labai didelė tendencija tai, kad išvykia į užsienį. Nieko nebelieka. Lieka tas artimas žmogus, kurį reikia slaugyti ir visa šeima išvykusi į užsienį. O tokių labai daug turime. O ta šeima, kai išvyksta į užsienį, ji tiesiog palieka, ar rūpinasi? Tada buvo taip. Tada, kai jie vyko į užsienį, planavo visą tai. Tas žmogus buvo neslaugomas. Jis dar vaikščiojo, dar galėjo savimi pasirūpinti, tačiau laikas lenka ir jau prireikė mūsų pagalbos. Rūpinasi, tikrai rūpinasi ir skambina ir yra, žinokite, pas mus video vaizdas, galima susisiekti ir pasijungia, žinokite, per Viberius pasijungia, elektroniniai paštai dažnai susirašinėja, rūpinasi. Tačiau, bet nekalbant apie užsienį, žinokite, ir Lietuvoje yra kartais atvažiuoja ir užmiršta. Taip, kad čia priklauso nuo pačio žmogaus tikriausiai. Ar galėtų nutikti taip, kad vieną dieną senelių namų iš viso nebėra? Turiu mintis, kaip, pavyzdžiui, Gruzijos šalies pavyzdys. Aš tą patį, kad norėjau pas mus Gruzijos, tai buvo, žinokite, tai buvo, jie ėjo gražu, oi kaip gražu. Tačiau susėdom prie arbatos puodelio ir sakė, viską suprantu, o kodėl jie pas jūs yra? Ir žinokite, neturėjau ką atsakyti. Jie sako, o viskas gražu, čia pas jūs viskas tvarkoj. Ir dabar galvoja, net iš Turkijos buvo. Irgi tas pats klausimas buvo. Sako, taip gražu, viskas tvarkoj, čia labai tvarkingai. O kodėl jie reikalingi? Tai vat, aš galvoju, turėtų keistis pačių žmonių mąstymas. Juk kažkada tai senelių namų gal nebuvo. Ir va tokia tendencija atsirado, kad jų yra. Tačiau požiūris ir nuomonės yra tikrai skirtingas. Vieni sako, kad jie reikalingi ir aš norėčiau kaip tik tai tą senatvę praleisti tuose namuose, nepriklausomas nuo savo vaikų, man padės, mes rūpinsimės ir tiesiog, kad jų visai nebūtų, aš to neįsivaizduoju, bet gal kažkada nebus. O jaučiat kokią modernėjimo kryptį į priekį? Jaučiat, kaip galėtų dar būti? Moderniau, dar kažkas? Taip, jie mažėti turėtų. Nors pas mus yra mažimus, pas mus yra optimalus 40 vietų, bet tie, kurie yra po 200, po 250, jie turėtų mažėti. Bet šiaip tai einama į priekį ir atsiranda tokie grupinio gyvenimo namai. Tenais gyvena namuose. Tarp kitko namą, jeigu važiavot pas mus pastatytas, va čia grupinio gyvenimo namai bus ant kampo. Ir tenais gyvena gyvens po 10, po 8. Tokia kaip bendruomenė, kaip šeima. Tai va šitas variantas būtų tikrai labai optimalus ir gal tik tai, aišku, valstybė išlaikymas ar savivaldybė išlaikymas turbūt didesnis negu 40 gyvena, bet čia būtų visai kitoks formatas. Ką norėtumėt pasakyti mus bežiūrintiems?
Besiklausantiems. Oi, dar kartą noriu pasikartoti. Geriausias gydymas yra namuose. Ir geriausia aplinka yra tada, kai aplink tave supa tavo patys artimiausi žmonės. Tai to ir linkėčiau visiems. Ačiū už pokalbį. Dėkui.